Trečiadienį Druskininkuose apsilankęs prezidentas Valdas Adamkus buvo sužavėtas ne tik naujais mūsų miesto objektais ir miesto plėtra, bet ir žmonėmis, kuriuos sutiko vizito metu. Po susitikimo su Druskininkų savivaldybės vadovais, jo ekscelencija lankėsi atnaujintame miesto muziejuje, Druskininkų socialinių paslaugų centre ir naujosiose jaunimo užimtumo centro patalpose. Prezidentas Valdas Adamkus susitiko su aplankytų miesto objektų vadovais, darbuotojais, dienos užimtumo centrų lankytojais ir liko sužavėta žmonių nuoširdumu bei miesto grožiu. Turbūt niekad tiek daug nemačiau kaip kad šiandien. Ir tikrai, reiškia, mano, sakant, įvaizdis visų druskininkų dar pakilėjo 10 laiptelių į viršų. Reiškia, tikrai džiaugiuosi, manau, kad tai yra pavyzdys visom kitom, sakant, vietovėm, savivaldybėm, kaip reikia rūpinti savo aplinką, kaip investuojami pinigai ir svarbiausia, kad visur yra pirmauja, reiškia, žmogus. Ir to turbūt kas labiausiai pas mus trūksta. Tai pagarba žmogui, stengiantis žmogui suteikti galimybės jam išreikšti save, o čia net, sakant, nuo jaunimo iki neįgaliųjų ir tai yra sudarytos visos sąlygos. Aš didžiuojuosi kažkiek, kad Lietuvoje mes turime tokią vietą ir kad šita vieta, reiškia, Druskininkuose yra tikrai reprezentatyvi visai Lietuvai pavyzdys. Ir ko dar galėtumėt palinkėti mūsų miestui? Aš jau nežinau, reiškia, ką galima palinkėti pamačius visą tą organizatumą, tą entuziazmą žmonių, tą grožį. Galbūt tik tai galėčiau pasakyti, nenuleiskite rankų. Jūs esat pavyzdys mums visiems.